Sveiki, mokinukai! Šiandien mūsų pamokos tema – juodos ir baltos spalvos draugystė. Pamokos uždaviniai – skatinti mokinius stebėti įvairias aplinkos spalvas, tapyti guašu ir išgauti atspalvius maišant spalvas, savais žodžiais apibūdinti savo kūrinius. Darbui mums reikės 2 laikraščių puslapių, balto ir juodo guašo dažų, įvairaus storio teptukų, vandens indelių, klijuotės darbo stalui užtiesti, spalvoto popieriaus, žirklių, klijų. Pažiūrėkime į piešinį ir aptarkime. Juoda spalva vaizduoja naktį. Juoda spalva tai naktis. Balta spalva kaip žiemos diena. Baltas sniegas. O kaip atrodo vakaras? Kokia galėtų būti jo spalva? Kokias spalvas reikėtų maišyti, kad išgautumėm vakaro spalvą? O ar esate matę rūką? Kokios spalvos galėtų būti rūkas, kokią spalvą mes jį vaizduotume? Įsižiūrėkite gerai į piešinį. Koks paros metas čia vaizduojamas? Kokios spalvos čia daugiausia? Ar yra tokios spalvos guašo dažų dėžutėje? Taip, čia balta spalva. Čia matome juodą. O kokia čia? Taip, tai yra pilka spalva. Paimkite juodos ir baltos spalvos guašo. Pasidėję popieriaus lapą, bandykite maišyti spalvas ir tapykite dėmes. Paimkite juodą ir baltą spalvą. Kaip susidraugavo jūsų spalvos? Kiek randate pilkų atspalvių? Tai kaip galima išgauti pilką spalvą? Taip, sumaišius juodą ir baltą spalvas. Kuo daugiau dėsim kurios spalvos, tuo atspalvis bus tamsesnis arba šviesesnis. Pažiūrėkime į šituos piešinius. Kokių čia spalvų matote tose dailės kūriniuose? Matome, kad katinėlis sėdi. Ko jis čia gali sėdėti? Tai katinėlis baltas, o ta kėdutė, ant kurios jis sėdi, taip juoda, o žemyn jau matome pilką spalvą. Kokios čia spalvos vyrauja? Taip, mergaitė, taip nutapyta mergaitė. Juoda ir balta spalva. O kas šitą piešinį pagyvina? Taip, matome, kad yra įvesta dar ir 3 spalva. Va, ir piešinuką mūsų pagyvina. Raudonas spalvytė kaspinėlis ir karoliai. Norėdami atlikti savo kūrinėlį, pirmiausia paimsite
jau mūsų paminėtą laikraščių popierių, pasiimkite, pasiruoškite dažus, teptukus, paruoškite juodą ir baltą guašo spalvą ir drąsiai tapykite. Prisiminkite, kai mes tapėme teptuko šokį, kaip drąsiai šoko mūsų teptukas. Ir čia šiandien taip pat drąsiais potėpiais pieškite. Savo piešinuką galite pagyvinti spalvotų aplikacijų dėmėmis arba kitos spalvos potėpiais. Pažiūrėkite, kaip sekėsi tapyti jūsų draugams. Kokias spalvas jie čia naudojo, kuriame piešinuke yra daugiau juodos spalvos, kuriame daugiau baltos. Linkiu jums sėkmės, būkite drąsūs. Galite piešti žiemą, pūgą, medžius be lapų, liūdną mišką, varnų karalystę, rūkų karalienę. Štai kiek jums daug temų, kurias įgyvendinsite naudodami juodą ir baltą spalvą. Sėkmės jums darbe.